Išties, KTU labai teigiamai žiūri į visą sporto veiklą ir sportinį ugdymą universitete. Tai šiai dienai turime 15 įvairių sporto rūšių kaip rinktinių ir 30 sporto šakų, kurias gali pasirinkti studentai tiesiog sportuoti savo kaip laisvalaikio sporto užsiėmimams, treniruotėms. O jeigu konkrečiai apie krepšinį, tai išties turim puikias tradicijas. Mūsų komanda jau tikrai skaičiuoja kelis dešimtmečius tokia kaip komanda, kuri vystosi. Turėjom tikrai ir garsių trenerių savo tarpe, savo centre universitete. Taip pat turim ir veteranų klubus krepšinio, kurie puoselėja tas gilias krepšinio tradicijas. Šiaip yra populiariausia šaka tiek rinktinių atžvilgių, tiek ir laisvalaikio sporto šakų. Kaip ir kiekvienam universitete, kaip ir visoje Lietuvoje su visom sporto šakom, tai krepšinis išsiskiria, tai pas mumis lygiai taip pat. Jei iš universiteto pusės ir iš ugdymo pusės, man labai patinka tas požiūris arba, taip sakant, ugdymo dalis, tai yra komandinis darbas. Ir krepšinis yra ta komandinė sporto šaka, kuri veda į priekį, kuri formuoja jauno žmogaus charakterį, kuri formuoja lyderius, ir tai gali formuotis iš tikrųjų komandoje, tokioje kaip universitetinė komandoje. Nes čia visos komandos iš principo priešininkai yra arba geresni, arba lygus tau ir nežinai, kuris kada atsiskleis labiau. O patys studentai šičia turi suderinti, spėti kaip ir tikri lyderiai tiek savo sportinę karjerą, tiek ir mokslus universitete. Tai šiuo požiūriu šita sporto šaka iš tikrųjų yra ta, kuri ugdo komandinį jausmą, komandinį darbą ir lyderius toje komandoje. Didžioji orientacija, jeigu jau taip atvirai šnekant, tai iš tikrųjų yra į studentų krepšinio lygą. Norėtųsi, kad tenais mes būtume lyderiai. Universitetui vis vien yra svarbu pasigalinėti su kitais universitetais. Tačiau regionai krepšinio lygai tikrai irgi yra ne vienas universitetas, kuris delegavęs savo komandą į regionų krepšinio lygą. Tai šičia man yra džiugu dėl pačių pergalių ir aišku, pradžioj sezono mūsų tikslai buvo A divizione išsilaikyti pirmus metus, bet šiai dienai mes esam vieni iš lyderių ir tai džiugina tikrai vadovybę ir džiugina pačius komandos narius. Moksleiviai pasirenka KTU. Vasarom jie iš principo renkasi universitetą, ką ir kur studijuoti. Mūsų universitetas iš principo išsiskiria keliais dalykais. Vienas dalykas, kad mes iš tikrųjų palaikom puikią kolekciją įvairių sporto šakų, kurie gali tęsti savo sportinę karjerą. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, mūsų sporto bazės yra pačiame studentų miestelėje ir jiem nereikia niekur važiuoti kažkur tai, jeigu jie gyvena bendrabučiuose. Ir tuo pačiu ir miesto centre, tai yra iš viso miesto gali atvažiuoti šičia sportuoti. Tai šitos dvi priežastys iš tikrųjų verčia tuos aktyvius žmonės, aktyvius moksleivius rinktis mūsų universitetą su galimybė tęsti savo sportinę karjerą.